Ryto pagrindinės mokyklos svečiams iš įvairių užsienio valstybių buvo surengta amatų mugė. Joje užsieniečiai susipažino su senaisiais lietuvių amatais, kai kuriuos išbandė ir patys. Keliasdešimt užsieniečių jau baigė savo vizitą Ryto pagrindinėje mokykloje, tuo pačiu ir Lietuvoje. Jaunimas Marijampolėje svečiavosi įgyvendinant projektą Comenius, kurio veiklas siekiama skatinti aktyvų pilietiškumą, vykdyti meninį švietimą, supažindinti jaunimą su tradiciniais įvairių šalių amatais, jų istorija ir vystymusi. Vienas projektų renginių – amatų mugė, kur svečiai turėjo galimybę susipažinti su senaisiais lietuvių amatais, išgirsti liaudies dainų, pasimokyti liaudies šokių. Pakalbinti projekto dalyviai vieningai teigė, kad lietuvių liaudies menai juos sužavėjo. Mums labai patiko viešnagė Lietuvoje, lietuviški amatai sužavėjo. Pastebėtas skirtumas nuo mūsų šalies, jūsų audiniai ir gaminiai iš lino, pas mus to nėra. Viskas buvo nuostabu, viskas įdomu. Lenkijoje mes daug ko, ką čia matėme, neturime. Neatsimenu visų amatų pavadinimų, bet pati išbandžiau ir padariau skulptūrėlę iš medžio. Buvo nuostabu. Mes atvykome iš Slovakijos, labai džiaugiamės čia atvykę. Įspūdžiai kuo puikiausia, išbandėme daug jūsų amatų. Jie pakankamai panašūs į mūsiškius. Pati padariau štai darbelį iš molio. Manau, kad man svarbiausia, jog išmėginau Turkijoje nematytą dalyką – skulptūrėles iš šieno. Ir štai šį paukštį pagaminau pats. Bendradarbiaujančių šalių moksleiviai ir mokytojai lankosi vieni pas kitus, kur dalinasi informacija apie esamus ir jau užmirštus amatus jų šalyse. Lietuvą pristačiusių marijampoliečių dar laukia kelionės į Ispaniją, Slovakiją, Italiją ir Lenkiją.